Kasparavičių. Algis 2005 metais yra baigęs Vilniaus dailės akademijos skulptūros studijas. Ir per pastarąjį pusmetį, jeigu neklystu, taip? Ar dar trumpesnis laiko dar? Dauguma yra pastarąjį mėnesį. Reikia neišsiduoti. Jau užmetėm porą mėnesių, kad atrodytų solidžiau, kad čia nesivertė per galvą. Pats parodos pavadinimas Išeitis toks pakankamai dviprasmiškas, turi kelias reikšmes. Viena, tai yra ta išeitis iš kažkokios konkrečios situacijos, bet taip pat šitas žodis gali turėti ir kitą reikšmę, kaip išėjimas, fizinis arba dvasinis. Nors parodoje įžvelgiamos abi šios reikšmės, bet man atrodo, kad autorius labiau, kaip pasakyti, artimesnį akcentuoja tą antrąją. Tai yra dvasinį arba mentalinį persikėlimą laiku. Per šios parodoje eksponuojamos skulptūrinės instaliacijas Algis iliustruoja išgalvotus įvykusius arba įvyksiančius kažkokius įvykius, situacijas, scenas. Parodos idėjai, žinoma, nemažiau, jis daugiau papasakos plačiau, bet manau, kad nemažiau svarbios ir erdvės. Jos tampa šios instaliacijos, įgauna tokį tamprų santykį su būtent erdvių paskirtimi, istorinė galbūt, ir ta tokia atmosfera, kuri čia kaip ir yra, ir niekur nuo jos nepabėgsi. Jo, čia gal jau perimsim. Galima, prašom. Labai svarbi yra pati patalpa. Na, štai turim labai, tikiuosi, kaip sakant, pritarsi gražų tą visą reikalą, nes kadangi erdvė yra kambarys, o kambarys yra kaip asmeninį ryšį turi su žmogum, tai čia toksai galim pamatyti kambarį žmogaus greičiausiai vieno, nes sprendžiant iš daiktų yra kažkoks vienas toršeras, yra pakaba, yra dėžė toks siuntinys gautas, yra krūkis pasiremti. Tai yra kalbama apie asmeninę kažkokią, apie žmogaus erdvę. Ir tada atskiri tie daiktai, kaip instaliacijos elementai, kalba mums apie kažkokią įvykusią istoriją. Kokia istorija įvyko, tai žiūrovas turėtų, toks noras būtų, aišku, kad pavyktų jam susikonstruoti pačiam tą pasakojimą. Bet tokie raktiniai yra žodžiai. Toršeras dužęs, bet bandytas sudėti atgal. Tas krūkis yra nykimo, čia yra tokio supūsio medžio antenėlė, bet bronzinė. Reiškia perkelta į tokią amžiną, sąlyginai amžiną, bet amžiną medžiagą. Bandymas rekonstruoti tam tikrus dalykus iš savo gyvenimo patirčių ir į priekį. Tas siuntinys, kaip žinia, kaip kažkokia nuojauta žmogaus patekusio į tokią lyg kitą erdvę, nežinau, jinai gali būti, kaip jau žiūrovas pamatys, kaip jūs pamatysit. Ar tai yra bloga nuojauta, ar vis tik tai naujų galimybių kažkokia pradžia. Šiuo atveju jisai skrido, bet pakybo, reiškia, toj patalpoje. Tai kodėl jis joje pakybo ir kaip čia, jau, kas čia įvyko. O pačioje kas vyksta? O pačioje mes dirbdami radom, tai ką radom ir nusprendėm tiesiog palikti ir pakabinom tik tai tokią užuolaidą, kad skirtume truputėlį laiko pažiūrėti, kas ten. Tokia teatrališkai, kad štai, pažiūrėkit, pabūkit. O radom tiesiog, patiko mums tas vaizdas. O kaip vadinasi pačioj? Nieko naujo. Tai, nežinau, jeigu kažką dar kažkur kiltų klausimas, koks jūs smalsautumėt, klauskit. Šiaip kalbant apie Algio kūrybą, tai tikriausiai šitas autorius galima sakyti, kad skiria didelį dėmesį
žmogaus vidiniam, emociniam tam pasaulyje, ne? Ryšiui su aplinka bei laiko tėkmei. Nes čia tas laikas irgi labai taip. Laikas čia labai svarbus. Čia yra tie momentai, kada mes patenkam iš tokio mus genančio laiko, kuris mes niekad neturim laiko, kažkur judam, lekiam, viskas suplanuota nuo iki. Ir staiga iš gyvenimo stipraus emocinio metu patenkam, tartum laikas sustoja, tartum matom kitus vaizdinius ir kitus, visai kitą pojūtį, mes patenkam į tokį vertikalų laiką. Tai kiek čia minučių ir kiek tas tęsiasi, reikia... Gal kas klausimų turi? Taigi klausimų neturi. Tai aš dėkoju labai Algiui už gražią parodą, labai smagu, švaigždi paroda kartu, labai Linksminkimės. Koja šok pradės. Žinot, reiškia, Kristina, taip sakant, gąsdina mane, garsiai paklausė. Aš jau gal neklausiu. Jūs žinot, kad aš klausiu. Aš žinojau. Yra originalė, va šitas, tai gali būti pavadinti prarasto laiko beieškas, bet... Tai jūs žinokit, aš apie tai kalbu. Taip, minusas yra, kaip sakant, darė šitą veiklą, nes čia čia nėra labai jeigu ateitų visai mūsų sukaupus, pažiūrėti į skirtingus dalykus. Musė, paprastoji musė. Bandė ieškoti išėjimo, išeities, į langą, prisorientuoti. Ir neišėjo. Krito. Bet yra kitas variantas, kad žiemai tiesiog. Na, tiesiog pro žiemos. Po žiemos. Taip, jinai man patiko, gražiai spėjai.